Nauja užduotis ir visą trimestrą dirbsime su Canva. Kas ta Canva? Tai puslapis internete arba programėlė telefone ar tai planšetėje. Tiesiog ten, kur yra įrašomas adresas, rašome canva.com. Ir galime jungtis. Kadangi mes jungiamės pirmą kartą, jūs turite prisiregistruoti. Prisiregistruoti galite dviem būdais, arba per Google, arba per Facebooką. Tai jūsų pasirinkimo teisė. Aš registruosiu šiandien per Google. Užklausa yra, ar ne, kadangi turiu kelias paskyras, imu tas, su kuria noriu registruotis. Pasitvirtinu. Sulaukiu, kol atsidaro mūsų puslapis. Kadangi jūs esate mokiniai, šiuo atveju imame studentas variantą ir einame toliau. Šitą lauką galima praleisti, toliau galbūt vėliau. Ir tiesiog šitą irgi, norint šitą panaikinti, jeigu yra X atjungiate, ko gero tai yra mažesnio lango nustatymas, ne lango kaltė. Tiesiog galima padaryti refresh, įkelti iš naujo ir šitas langas mums dingsta. Atsinaujins ir dingsta. Štai, čia yra mūsų darbo laukai. Canva, aišku, yra mokama, bet turi nemokamą versiją. Daug dalykų su ją galima dirbti nemokamai. Ką šiandien mes darysime, tai šiandien kūrėme Facebooko ne pranešimą, o Facebooko būna viršelį vadinama. Įvairūs šablonai yra pateikti iš karto, bet ne visi. Šablonai yra štai čia viršui. Išsiskleiskime, ar ne? Yra socialiniai tinklai ir kūrėme Facebook viršelį. Pasirenkam iš tų šablonų ir čionais galime kurti. Yra keli būdai. Arba kurkite dizainą visiškai naujai, arba galima pasinaudoti kažkuriuo tai dizainu, pakeičiant jį taip, kaip mums reikia. Galite užduotyje kurti jums patinkančią temą. Kadangi artėja Kalėdos, aš pati jums demonstracijai rodau, kaip veikia Canva, būtent kalėdinis. Man labai visai patinka štai šitas pats pirmas dizainas, aš jį ir paspaudžiu. Ir klausia, ar naudoti šį šabloną. Taip, naudoti šį šabloną. Ir tada mums užkrauna langą, kad mes galime naudoti šabloną. Čia yra patarimai. Norėdami redaguoti elementą, jį spustelėkite. Viršuje pasirodys įrankių juosta išvaizdai keisti. Galite įtraukti savo nuotraukų ir vaizdo įrašų. Ir atsisiųsti, bendrinti socialiniuose, užsisakyti profesionalius spausdinius ir ne tik paspaudus 3 burbuliukus. Tai pradėkime. Nuotrauka man tikrai patinka, aš ją paliksiu, tačiau angliškas užrašas man netinka. Kaip matėt, aš paspaudžiu elementą ir yra iš karto galimi variantai, ką galima daryti su tekstu. Kadangi mes ne Anglijoje, tai aš persirašau viską su šv. Matote, š net pažįsta. Su, patikrinkim, domis. Su šventomis kalėdomis. Šauktukas netelpa prie žodžio kalėdos, galima jį praplatinti ir pajudinus elementą jisai išsilygina. Ką dabar mums reikia padaryti? Mums reikia surasti šriftą, kuris atitiktų, kad ŠVE mūsų lietuvių kalboje būtų. Pasirenkam iš šriftų ir rašo lietuviški šriftai, ar ne?
kuriuos atpažįsta, pavyzdžiui. Štai šitas. Yra toks tada užrašas, paspaudus. Su karūnėlėmis yra mokami. Tai ieškome tik tais tarp nemokamų šriftų, tai kas mums tiktų. Šitas gal per platus, pažiūrėkime šitą, neaiškus. O štai šitas man patinka, aš jį ir pasiliksiu. Ar ne? Yra dar vienas tekstas, kurį noriu pakeisti. 2 kartus spusteliu, galiu jį koreguoti. Šiltų ir saugių švenčių. Linkiu prirašau. Linkiu šiltų ir saugių švenčių. Parašius įrašą, tiesiog spustelim kur norime ir užsifiksuojam. Ką dabar turim? Turime dar fono spalvą. Galime ją keisti, kadangi kalėdos raudona spalva priderinama, bet spalvas va čia pasikeisti galima. Yra nuotraukos spalvos tam tikros ir galima derinti su jomis. Tiesiog šviesiame fone nesimatys užrašas, ar ne? Na, aš paimsiu rudą spalvą ir paliksiu štai taip. Štai perkūriau savo būtent Facebooko šabloną. Ką dar galima daryti? Galima animuoti. Animacija, pavyzdžiui, ar ne? Atsiradimas. Įvairių, išbandyti galima, čia vėlgi yra mokama. Labai gražiai va šitas atrodo. 5 sekundės galima keisti ir laiką, ar ne, kad, na, tarkim, būtų 7 sekundės atlikta. Peržiūriu. Daug ramiau, gražiau. Ir viskas. Pirmam kartui tiek užtenka. Man jūsų pakeisto darbo reikia, kad jūs jį atsisiųstumėt. Štai čia atsisiųsti, spaudžiame MP4, gali būti ir visokių kitokių, galima tą patį darbą daryti kaip paveiksliuką, tada nebus video. Aš palieku tą patį, atsisiųsti spaudžiu, yra suruošiamas dizainas, išsaugoma. Aišku, čia priklauso nuo kompiuterio ir interneto ryšio, kaip greitai tas įvyks. Atsidaro mūsų lentelę, kur mes norime saugoti, ar ne, yra, tarkim, mokinių darbai. Ir aš tiesiog štai čia įsirašysiu. Pavadinimą būtinai pasikeičiat į vardas, pavardė 10 ir užsirašykit FB. Aš suprasiu, kad tai Facebooko būtent šitas darbas ir spaudžiam įrašyti. Ir kas jums belieka, jums šitą failą, kurį atsiuntė, belieka atsiųsti per Tamo paštą man. Ir tą reikia padaryti iki kitos pamokos. Tikiuosi supratote. Jeigu kyla klausimų, klauskite per Tamo. Dar vienas niuansas. Kaip minėjau, šitą programėlę galima dirbti ir per telefonus, taip pat per planšetės. Taip, kad kas neturite galimybės dirbti kompiuteriu, susinstaliavus programėlę galima irgi taip pat darbuotis. Tad neatlikti darbai nesiskaitys, kad neturėjot galimybės. Sėkmės!